miesto dievų mylėtas karalius. Karalius 2 kartus apgavęs dievus ir išvengęs savo mirties. Tai yra Sizifo mitas, išvengusio neišvengiamo. Sizifas karaliavo Korinto mieste, galingam ir turtingam mieste. Korinto uoste lankėsi begalės laivų iš visų, net ir tolimiausių kraštų, kur pasiekė žinia apie klestinčią Helėnų žemę. Dievai Sizifą labai mylėjo, kartais net ir į Olimpą pasikviesdavo savo padangių buveinę. Ilgus metus laimingas gyveno karalius, sveikas ir linksmas, visuomet guvus ir jaunas. Mat dievų puotuose ambrozija ir nektaras teikė jam jėgų ir saugojo nuo senatvės. Ilgai dar būtų taip gyvenęs, jeigu ne toks pasipūtimas ir mėgimas kalbėti. Jis mėgdavo puotuose pasakoti dievų sumanymus ir kalbas, meilės nutikimus ir silpnybės. Kartais pasirodyti norintis prieš savo draugus dar įžūlesnis būdavo. Puotaudamas Olimpe, patyliukais pasiimdavo truputį nektaro, o paskui vaišindavo savo draugus. Dievai matė Sizifo išdaigas, bet į tai žiūrėjo pro pirštus, nes jį buvo labai dievai pamėgę. Bet vieną kartą po iškilmių Olimpe Sizifas savo rūmuose iškėlė didžiulę puotą ir įsismaginęs išplepėjo svarbią dievų paslaptį, kurią buvo nugirdęs Dzeuso viešpatijoje. Dievų kantrybė baigėsi ir prarado Sizifas dievų malonę, bei turėjo atsilyginti dievams mirties bausme. Korinto karaliui tai nepatiko, todėl mirdamas tasai paliepė savo žmonai jo nelaidoti. Visas miestas smerkė Sizifo žmoną už jos neskubėjimą pašarvoti vyro. Tuo tarpu Požemio karalystėje garsiai aidėjo Sizifo dejonės ir verksmai, koks jis vargšas ir skundėsi žmonai. Tuomet Korintas paklausė Sizifo, kogi jis taip raudoja, ir tasai atsakė, kad jo bedievė žmona pamiršo savo pareigą palaidoti vargšą Sizifą, ir jo kūnas dabar mėtosi kažkur patvory ir net neturi obuolo apsimokėti perkelimui per Stiksą. Galų gale jo aimanas išgirdo Hadas, mirusiųjų valdovas bei požemių valdovas, ir Persifonė, Hado žmona. Jie gerai pažinojo Sizifą iš Olimpo puotų, tad jiem pagailo seno numylėtinio ir leido grįžti į žemę, kur Tanato globojamas galėtų įkalbėti žmoną tinkamai jį palaidoti. Vos tik atvykęs į Korinto rūmus, Sizifas paliepė surišti mirties dievaitį ir įmesti jį į tamsų bei drėgną pilies požemį. Ilgus metus Tanatas buvo uždarytas, o Sizifas toliau gyveno. Taip pat visi žemėje žmonės tuo laiku nei ligų, nei mirties nematė. Buvo tik juokas, sveikata ir laimė. Žmonės buvo laimingesni nei kada nors buvę. Po kurio laiko vieną dieną Hadas prisiminė Sizifą ir pasišaukė Charontą paklausti, ar jau pervežė Korinto karalių per Stiksą. Senukas papurtė galvą. Tuomet Hadas liepė senukui pašaukti Tanatą. Buvo visi požemių kampai išieškoti juodojo dievaičio Tanato ir Sizifo, bet nei vieno nebuvo nei kvapo. Hadas pasiutęs išsiuntė Hermį surasti 2 dingusiųjų Tanato ir Sizifo. Greitajam dievui tai buvo menkas darbas ir Korinto karalių greitai rado puotaujantį savo rūmų terasoje. Hermio akivaizdoje Sizifas suglumo ir prisipažino savo kaltę. Hermiui išvadavus Tanatą, Tanatas išskleidė savo juodus sparnus, kuriuos jau seniai tebuvo bekilnojęs, ir nuskrido į karaliaus rūmus. Pats Sizifas pirmasis pajuto šaltą jo prisilietimą, o paskui ir visi jo draugai ir rūmininkai. Paskui visą Korintą ir Peloponesą bei visą Graikiją sukaustė mirties dvelksmas. Tanatas visur lankėsi, žvejų trobose ir karalių rūmuose, kalnų ganyklose ir slėnių alkuose. Visur ėmė 2 derlių, norėdamas atsikeršyti visai žmonių giminiai. Siaubas pagavo žemę, mirties sparnų šlamesys nutraukdavo vaiko dainelę, nuo motinos veido nubraukdavo šypseną. Ir taip truko tol, kol Hadas vėl buvo pilnas mirusiųjų šešėlių ir Charonto laivas vos nenuskendo nuo jų svorio.
O kas nutiko Sizifui? Dievai nubaudė senuką. Hado požemius trilinkas susilinkęs stumia milžinišką uolos gabalą. Turi jį užritinti į aukštą kalną. Įsirėžusi nelaimingojo nugara, ant rankų išsivertusios gyslos, kraujas tvinksi galvoje, o burna vos gaudo kvapo. Vos tik prirideno Sizifas sunkųjį akmenį netoli viršūnės, vis išsprūsta tam iš rankų ir nurieda žemyn. Ir šitaip jam lemta kamuotis be galo, per amžių amžius. One must imagine Sisyphus happy. Vienas turi įsivaizduoti Sizifą laimingą. Albert Camus. Rašytojas Albertas Camus gimė 1913 metais prancūzų Alžyre. Būdamas mažas, jis gyveno skurde ir nepritekliuje. Alberto tėvas mirė dar jam būnant labai mažam. Camus suprato, kad gyvenimas yra pilnas iššūkių ir mes turime su jais susidurti. Taip pat jis susidūrė su tuberkulioze, kas jį privertė susivokti apie mirtį, kas privedė jį prie egzistencinės krizės ir gyvenimo prasmės paieškos. Augdamas Algerijoje ir gyvendamas Prancūzijoje per Antrą pasaulinį karą, Camus susidūrė su daug beprasmiškumo ir įsupančio pasaulio atsitiktinumų. Rašytojui Albertui Antrojo pasaulinio karo absurdas tapo vis aiškesnis, kas leidžia mums suprasti giliau jo aprašytą mitą apie Sizifą, idėją apie absurdą. Mitas yra aprašomas Camus perspektyva apie konfliktinį prasmės troškimą ir beprasmiškumą visatoje. Sizifo beprasmį darbą kelti akmenį vien tik tam, kad jis nukristų atgal, pagal Albertą Camus galima prilyginti su beprasmybė žmonių gyvenime. Bet vietoje to, kad mes bėgtume nuo absurdiškumo, Camus sakęs, kad reikia kaip tik su tuo susidurti ir taip kurti savo išskirtinę gyvenimišką istoriją. Sizifas mite priima bausmę ir atiduoda visą save, net ir bausmėje. Camus įsivaizduoja Sizifą besišypsantį, užkėlęs akmenį, kuris vėliau bėga kalnu žemyn, vėl kelti akmenį atgal į kalną, kas duoda įsivaizduoti, kad reikia priimti gyvenimo sunkumus, nors ir tai yra beprasmiška. Šį mitą pristačiau dėl to, kokią temą paliečia šis personažas. Tai yra absurdizmas ir mano manymu, kiekvienas žmogus turėtų išgirsti šį mitą, bei suprasti, kas už viso šito mito iš tikrųjų slepiasi.